galbūt norėčiau pasakyti tokios pačios įdomesnės tradicijos yra, vat, kaip teko priminėti laivus, po laivo pastatymo, kada nuleidžia į vandenį į tą šampano butelio sudaužimas, kad tai yra sėkmė, kad įgula ir laivo lydėtų sėkmė. Tas pats monetos padėjimas prieš laivą statant ant kylio, paskui ta moneta atsiduria laive. Tai irgi, kad iš senų laikų yra, kad saugotų laivą dievybės ir kad viskas būtų sėkmingas plaukiojimas. Pačiam laive tai be abejo lieka visos mūsų tradicinės šventės. Švenčiam tiek Velykas, tiek Kalėdas, tiek naujus metus, visas pagrindinės šventės. Ir dažniausiai nutinka taip, kad tom dienom per tas šventes mes stovim uoste. Tai gali visa įgula, tada tos vienintelės dienos, kada visa įgula susirenka, kada aš galiu visai įgulai padėkoti už darbą, už tai, ką jie daro, tikrai sunku darbą ir visi pasėdėti, pašnekėti toj neformalioje aplinkoje, kada iš esmės yra kažkiek tai laiko, kada įgula gali pailsėti ir pabendrauti. Taip jau susiklosti čia ir per tarptautinius dokumentus, tarptautinę teisę, kad ką laive bedarytų, kas ką bedarytų, nesvarbu, kas yra atsakingas kapitonas. Ir tam pagrindą duoda, pradedant nuo Solos konvencijos, tarptautinio saugumo valdymo kodekso, kur yra aiškiai pasakyta, kad viskas, kas vyksta, yra kapitonas atsakingas už tą. Ir tai yra tarptautinės teisės įgaliojimai. Tai aišku, jeigu kažkas atsitiks, pirmiausia, ir jeigu kažkas atsitinka, pirmiausia klausia kapitono, o kodėl? O toliau jau aiškinamės, kas buvo, kas padarė kažką, kas ko nepadarė ir panašiai. Tai praktiškai bet kokiu atveju visą laiką bus atsakingas kapitonas.